Kokia turi būti optimali temperatūra šaldytuve? Šaldytuve temperatūra turi būti ne aukščiau 4 laipsnių Celsijaus, o tuo tarpu šaldytuvo kamera šaldiklyje jinai turi būti -18, -19. Jeigu bus aukščiau, gali sugesti produktai, o tuo tarpu, jeigu jinai bus dar žemesnė, tai tiesiog bereikalingai naudosite elektros energiją. Dabar, kaip išsiaiškinti, kokia ta tikroji temperatūra mano turimame šaldytuve? Kitas pasakys, ar ne, šaldytuvas juk turi savo vidinį termometrą, bet jie ne visą laiką yra tikslus, tad rekomenduojame pasitikrinti temperatūrą su termometru, kuris turi galiojantį metrologinės patikros sertifikatą. Jisai rodys tiksliai savo nustatytos paklaidos ribose. Termometrai gali būti paprasčiausiai analoginiai su skysčio užpildu, taip pat galima rinktis skaitmeninius su išoriniu zondu. Šiuo atveju prietaisas lieka išorėje, o zondas įkišamas į šaldytuvo vidų, arba termometrai, kurie visas prietaisas dedasi į šaldytuvą arba šaldymo kamerą ir tiesiog ją atsidarius arba jeigu stiklinės durys, eidami pro šalį, galite iškart matyti temperatūrą, kuri yra šaldytuve. Galite kreiptis į mus ir mes atliksime jūsų turimam prietaisų metrologinę patikrą, arba galite įsigyti jau su turimu metrologinės patikros sertifikatu prietaisą, o esamiems klientams apie besibaigiančią patikrą mes priminsime likus mėnesiui iki termino pabaigos. Daugiau informacijos ieškokite ecorner.lt skiltyje metrologinė patikra.